Bendras metų vaizdas. Metai šauliams žadės judėjimą, tiek vidinį, tiek išorinį. Jausitės tarsi kažkas kviečia keisti kryptį, plėsti akiratį, drąsiau imtis naujų patirčių. Tai metai, kai jūsų natūralus optimizmas taps varikliu, padedančiu įveikti net sudėtingesnius iššūkius. Pasitikėjimas savimi didės, o gyvenimas leis įsitikinti, kad drąsa atsiperka. Visgi svarbu žiūrėti į viską realistiškai, nešokti į veiksmą vien iš impulso. Karjera ir finansai. Darbo srityje laukia atsigavimas ir plėtra. Tai gali reikšti naujus projektus, naujas komandas arba net naują profesinę kryptį. Šauliai gali sulaukti dėmesio už idėjas, iniciatyvumą ir gebėjimą matyti platesnę perspektyvą. Finansai išliks stabilūs, tačiau metai skatina protingai planuoti. Galimas augimas per mokslus, kvalifikacijos kėlimą ar investicijas į žinias. Būtent tai gali atnešti ilgalaikę naudą. Meilė ir santykiai. Santykiuose metai primins, kad laisvė ir artumas gali eiti drauge. Poroms bus svarbu keistis informaciją, kelti bendrus tikslus ir išlaikyti nuoširdumą. Tai metas, kai santykiai gali sustiprėti per bendras patirtis, keliones, naujas veiklas, planus. Vieniši šauliai gali sutikti žmogų, kuris juos įkvėps ir skatins augti, o ryšys bus lengvas, natūralus ir pilnas smalsumo. Sveikata ir energija. Energija šiemet gana stipri, tačiau gali būti momentų, kai persistengsite. Šauliai linkę per daug užsikrauti, fiziškai ir emociškai. Kūnas greitai atsiliepia į įtampą, todėl tempimas, lengvi sporto užsiėmimai ir ritmingas miego režimas bus būtini. Vertėtų stebėti virškinimą ir bendrą savijautą, nes organizmas reaguos į per greitą gyvenimo tempą. Asmeninis augimas. Metai skatins praplėsti požiūrį į save ir gyvenimą. Šauliai mokysis įsipareigoti, neatsisakant savo vidinės laisvės. Tai laikas, kai vidinis pasaulis bręsta, atsiranda aiškumas, ko iš tikrųjų norite ir kas jūs varo į priekį. Mokymai, naujos patirtys, kelionės, net ir trumpos, atneš svarbių įžvalgų. Patarimai metų pradžiai. Metų pradžioje verta skirti laiko planavimui, ką norite pasiekti per ateinančius mėnesius ir kur nenorite grįžti. Išsigryninkite kryptį ir venkite chaotiškų, impulsyvių žingsnių. Net trumpas sustojimas prieš naujas iniciatyvas padės išvengti bereikalingų klaidų. Tvarkydami aplinką ir mintis, pajusite didesnę vidinę ramybę ir pasirengimą veikti.